Aš nežinau, kaip apibūdinti savo savijautą. Praeitą savaitę išsidaužiau paleisdama savo darbą, kuriame buvau virš 19 metų. Nežinau, kiek kartų mano ego mirė, ašarų, emocijų būta, bet vidinis žinojimas, kad viskas bus gerai, vedė į priekį. Atrodo, kad ir tų emocijų užtenka, tačiau ne. Vyro paraginta, nusprendėme parduoti ir savo namus, kuriuose gyvename 7 metus. Atrodo, manęs laukia dar viena transformacija. Atrodo, viską, ką aš žinojau ir kas buvo mano senoji versija, pereina į kitą lygį. Net šiandieną paėmė noras pakeisti savo rūbus, tai ir leidau savo pirkti tai, kas man yra gražu, laukia spintos revizija šį vakarą. Man pastarosiom savaitėm atėjo didesni, atsakingesni darbai ir per tai didesnė gausa. Ne iš karto priėmiau šį iššūkį, dar svarsčiau ir atidėliojau, kol priėmiau atsakomybę ir pasiryžau eiti į priekį. Situacijos taip pat parodė, kaip galima kurti darbus be išsekimo ir atidavimo visų jėgų. Atėjo atgal daugiau vidinės ramybės, patiko kūno stebėjimo užduotis, matyti prieš tai daug ignoravau jį. Norėjau padėkoti. Vakar ir ypač paskutiniu metu esu visiškai išsitaškius. Stresas 5000. Čia apie pinigų uždirbimą. Bet dėl ko džiaugiuosi visų pirma, kad pastebėjau ir ėmiausi veiksmų tai pakeisti. Be to pastebėjimo ir darimo net nebūtų, jei tu nebūtum parodęs, kad galima kitaip. Aš dar mokausi, kaip tai pilnai integruoti, bet aš visada jaučiau, kad galima pritraukti pinigus be streso. Tai ačiū tau labai, kad parodai, kad gali būti kitaip. Nes teorijoje žinojau, bet šis kursas padėjo tai pajausti praktiškai nuo čia tik į viršų. Šią savaitę leidau savo daugiau negalvodama ir turėjau 3 nuostabius renginius, kur mano vertė buvo matoma, įvertinta labai aukštai, finansiškai irgi puikiai apmokėta iš karto. Buvo itin užimta savaitė, bet visą laiką buvau savimi, veikiau iš vidaus, aukštose vibracijose ir laiminga. Savaitgalį skiriau poilsiui, sau ir šeimai. Visą laiką dariau meditacijas, afirmacijas sau.